Šiandien video studijos slaptai svečias profesorius Vytis Viliūnas, dirbantis ir gyvenantis jau daug metų Rusijoje, Maskvoje. Jūs esate Maskvos universiteto profesorius, taip? Ir kokia jūsų specialybė? Psichologija. Grina teorinė psichologija. Ir aš čia važinėju reguliariai į Lietuvą jau daug metų ir dėstau čia, dabar pedagogų universitete. Vilniaus, taip? Ne, Vilniaus pedagogų, taip. Šiuo metu. Psichologija, taip? Ir kurie čia studentai labiau imlūs mokslų, kurie labiau nori mokytis rusai ar lietuviai? Rusai. Rusai, taip? Ten konkursas kitas, ten tiesiog, sakyčiau, dabar Lietuvos aukštasis mokslas yra gerokai smukęs. Kažkaip tai sunku tą pripažinti, bet taip yra. Ir su studentais apie tai kalbam, ir jie patys tą supranta, kad jie nebenori mokytis. O rusai nori? Ten konkursas didelis ir užtat ten Maskvos universitetas vis dėlto atsirenka ten tokie... Pačius geriausius, tokia tvarka sudaryta, kita. Ir užtat ten būna, kad nenuobodu. Netenka kažkaip tai nuvažiauti, o čia tenka. O kiek jūs jau metų Rusijoje gyvenat, kaip jūsų čia likimas susiklostė? Aš važiavau po mokyklos iš karto mokytis, ten Maskvos universitete, aš ten baigiau tą universitetą, baigiau aspirantūrą, po to buvau grįžęs 3 metus čia Vilniaus universitete, bet vėl išvažiavau į Maskvą. Ir mes gavot pakvietimą, taip? Ten jau buvo ryšiai, ten jau taip gavau pakvietimą ir ten. Nes čia, kažkaip tai, ar galiu aš tiesiai šnekėti? Taip, be abejo, tik tai tiesiai. Man pasirodė, kad aš draskiausi, aš norėjau kažko tai siekti ir pradėjau kolegų žiūrėti kaip į... Karjeristą? Karjeristą. Blogai to žodžio prasme. Kad iškėt, ko tau reikia? Visi mėgam, visi geriam arbatėlės, kavytės, panašiai. O man to neužteka, aš važiuoju Maskvą, o ten reikia draskytis. O ten didelė konkurencija tarp profesorių. Ten tiesiog iš savęs reikalauja. O čia ne. Čia jeigu tu kažką darai, tai ko gero nepageidautinas. Gyvenk ramiai. O lietuvių rusų santykiai, rusai tikrai nemėgsta lietuvių, ar tikrai lietuvius laiko savo priešų numeris 1? Ne, šito aš nejaučiu niekada. Aš tada dar turiu iš kitos pusės prisistatyti, kad aš buvau vienu iš Maskvos lietuvių steigėjų ant bendruomenės, vienuoliai buvau ten. Ir po to, kurį laiką buvau netgi 3 metus pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos nariu, taip kad aš žinau tos visus dalykus. Ir nepasakyčiau jokių būdų, kad yra kažkokia tai, konfrontacija. Aš sakyčiau, kad čia geriau, kad čia Lietuvoje, ko gero, yra didesnė. Maskvoje to nesijaučia apskritai. Žodžiu, žodis yra toks pribalsas, taip. Pribalsas. Tai tau duoda teigiamas. Tai, kad tu esi iš Baltijos valstybių, tai tu duoda pakilimą. Maskvoje, taip? Maskvoje, taip.